Dabar aptarpsime patį Wordo vaizdą. Viršuje matome lango pavadinimą, yra meniu juosta, failas, redagavimas ir taip toliau. Žemiau eina įrankių juostos, tai yra mygtukai, standartiškai jos būna dvi juostos, toliau žemiau yra liniuotė, šone liniuotė yra ir yra pats lapas. Liniuotėse, kur yra mėlyna arba žydra spalva, tai yra paraštės, čia paraštė, apačioje irgi yra paraštė. Rašomos plotas yra ten, kur liniuotėje yra balta. Paprastai mes rašome taip, kad matytume visus lapo kraštus, tačiau galima pasirinkti ir kitokius vaizdus. Viskas, ką mes matome, kaip galima padaryti, yra meniu punkte rodymas. Jeigu patempiam, kad iššoktų visas meniu, ir šiuo atveju matome spaudinio maketą. Galima pasirinkti kitokį, tai yra paprastas. Paprastas jau nebėra lapo, yra tik tai visas baltas ekranas, rodomas toks gulsčias brūkšnelis, ten kur tekstas baigėsi ir kartais ne viskas rodoma. Pavyzdžiui, jeigu aš grįžčiau į spaudinio maketą ir pabandyčiau kokią nors nupiešti figūrą, žmogeliuką, yra, pieškim tekste, žmogeliuką, galime jį, kad matytųsi geriau paspalvinti, tai šitas piešinukas rodyme paprastas, jo nesimato. Taip Wordas paprasčiau dirba, jam nereikia skirstyti į lapus, nereikia rodyti visų paveiksliukų, tačiau ar matom ar nematom, vis tiek tas paveiksliukas bus spausdinamas, nes šiaip Wordo galutinis variantas vis dėlto yra popierinis lapas su tekstu ir rečiau, ypatingai dabar jau gal ir dažniau yra, pasirodo, kad siunčiam elektroniniu paštu, tvarkom, kažkur į internetą dedam, tai jau nebereikia ir spausdinti. Kiti rodymo punktai. Tinklalapio maketas. Tinklalapio maketas tai yra skirtas internetui, aišku, ten internete mes neturim puslapių, o ir vėl nėra jokio puslapiavimo. Rodymas ir skaitimo išdėstymas, tai yra skirtas vaizdas skaitimai, nelabai mėgstu skaityti iš ekrano, bet galima ir tokį pasirinkti. Čia mygtukas uždaryti, uždarom ir grįžtam į dar vieną, yra struktūra. Struktūra naudojama, reiškia, dideliems, sudėtingiems dokumentams peržiūrinėti ir šiuo metu mes jos gal ir nenagrinėkim. Dažniausiai mes dirbsim su spaudinio maketu ir turim tokį. Toliau, dažniausiai yra ir kažkokie mygtukai, kurie padaro tą patį, ką ir meniu. Paprastai meniu būna daugiau komandų, o mygtukų mes matom mažiau. Ką rodžiau, mygtukai yra ne viršuj, o apačioj ir čia yra visi tie 4 variantai. Truputėlį skiriasi lietuvių kalbos vertimas. Jeigu buvo paprastas, tai čia dabar rodo įprastas rodinys. Turim įprastą, turim tinklalapį, turim spaudinio maketą, šiuo atveju tas mygtukas rodo, kad puslapis yra struktūra ir yra skaitimo išdėstymas. Grįžtam į spaudinio maketą, turim šitai. Dabar toliau galime pasididinti vaizdą ar pasimažinti. Yra mygtukas su pasirinkimu ir galiu pasirinkti kažkiek tai procentų. Galiu pasirinkti, pavyzdžiui, 200%, vaizdas padidėjo, galiu pasirinkti kažkokį tai 50% ar netgi 2 puslapiai, 1 puslapis.
Man patinka dirbti 100%, aš atpažįstu šriftus, jų stilius ir panašiai. Tačiau, kadangi ekranai jau yra displėjai arba vaizduokliai yra dideli šiais laikais, tai reikėtų pasirinkti bent jau ne mažesnį kaip 100 arba puslapio plotą, tada visą lapą matom, matot 162 procentai, galima pasirinkti teksto plotą, tai dar daugiau yra. Galima nustatyti ir ne tik tai iš to pasirinkimo. Aš galiu, pavyzdžiui, pastatau kursorių arba žymeklį į tą laukelį ir galiu, parašyti kokį noriu skaičių, pavyzdžiui 113, paspaudžiu Enter klavišą ir turiu 113 procentų. Taip galima visuose tuose laukeliuose, jeigu kur surandat, statyti kursorių ir rašyti kažkokį tai, skaičių, Enter, ir tikriausiai, jeigu skaičius tinkamas, bus ta komanda įvykdyta. Dabar su įrankių juostom. Sakiau, kad yra 2 įrankių juostos, standartiškai galima turėti ir daugiau, pavyzdžiui, atidaryti piešimo įrankius, jie paprastai standartiškai stovi apačioj, bet galima kur norit nusinešti, galima, pavyzdžiui, lentelės įrankius pasiimti, galima tokius panešioti, kur norim pasidėti, jeigu aš padėsiu čia, jie prikibs tiesiog čia. Ir dabar gale būna tokie 4 taškeliai yra, ir pelė kryžium, ir nuspaudžiam kairę pelės klavišą, galim išnešti, panešti ir uždaryti. Kas yra kryžium pelė, tai pavyzdžiui, netgi va šičia paveiksliukas kryžium, nešam, padedam. Galima išnešti ir šituos. O taip. Aš galiu jį uždaryti. Galima išnešti ir šitą. Atsitinka kartais taip, kad nebeturim mes kažkokių standartinių įrankių, iš kur juos pasiimti. Tai einam į meniu punktą rodymas ir yra įrankių juostos. Ir čia galima pasirinkti bet kurią įrankių juostą. O standartiškai, kaip sakiau, yra 2 įrankių standartinė ir aš ją pasiėmęs už, mėlynos tos juostelės, nešu į viršų ir gražiai priklijuoju. Rodymas, įrankių juostas, formatavimas, nešu į viršų ir gražiai priklijuoju. Atsirado vėl mano norimos įrankių juostos. Kartais atsitinka ir taip, kad įrankių juostos sukimba ir ne visi mygtukai matosi ir būna daug problemų. Reikėtų atrasti tą sukibimo tašką, šitoj vietoje yra tie taškeliai, pasiemam šičia, ir pasidedam taip, kad gražu būtų vėl viskas normalu. Yra liniuotės. O man patinka, kai yra lape liniuotės, kartais jų nebūna, tai visą laiką galima uždaryti ir liniuočio nebematom. Didesnis yra plotas tekstui, jeigu jums liniuotės nesvarbu. Vėl spaudžiam, vėl atsiranda liniuotė. Kaip sakiau, šitas mygtukas yra čia, bet padidinti, pamažinti, bet galime ir pasirinkti mastelis ir turim irgi tą patį, čia yra peržiūros langas, rodo kokio dydžio bus, jeigu aš padarysiu, kokio čia dabar, puslapio pločio, taip, teksto pločio, visas puslapis, ekranas ir kaip raidės rodys daugiau puslapių, galiu pasirinkti kelis puslapius, ir taip toliau. Aš paliksiu 100%, spaudžiam gerai, turim šitą vaizdą. Toliau, dažnai pradedantieji įsigąsta, kai pamato kažkokius nepažįstamus simbolius. Yra toks mygtukas šalia procentų, yra rodyti slėpti su tokiu pi ženklu, aš vadinsiu pi ženklą. Jeigu aš jį paspausiu, atsiranda tokie papildomi ženkliukai. Gali atsirasti jų ir daugiau, įvairiausių. Šitas ženklas yra
rodo, kad pastraipos pabaiga, o pastraipa baigėsi tada, kai paspaudžiam Enter klavišą, pabandom paspaudyti, tuščios pastraipos, turim Enter klavišus. Čia yra taškelis, kur paspaustas tarpas, spaudžiu tarpą, taškelį. Paprastai nauja pastraipa, nauja pastraipos pirmą eilutę, atitraukiam nuo krašto, dažniausiai spaudžiam Tab klavišą ir gaunasi tokios rodiklėlės. Yra ir daugiau visokių, reiškia, tokių vadinamų formatavimo simbolių. Jie matome ekrane tik tada, kai yra paspaustas šitas mygtukas. Jeigu aš jį atspausiu, tų nebematau, viskas gražus lapas. Norėčiau pabrėžti, kad ar mes juos matom ar nematom, tos ženkliukus, tai jie vis tiek yra, ir ar matom ar nematom, jų vis tiek popieriuje nespausdina. Apibendrinant, galiu pasakyti, jeigu kas nors jums atsitiko, jūs matot ne taip, kaip standartiškai, jums nepatinka vaizdas, tai reikėtų pasižiūrėti meniu punkte, kas nors yra kažkas paspausta ne taip. Pavyzdžiui, paspaudžiu miniatiūros, atsiranda toks. Nueinam vėl rodymą, atspaudžiam miniatiūros, taip yra. Kartais galima nueiti net iki tokio, kad visas ekranas yra ir matom, nieko nebematom, visas ekranas yra vien tik dokumentas, kažkur yra mygtukas uždaryti visą ekraną, ir sugrįžtam prie uždarimo ir grįžtam į normalų vaizdą.